Na ką, esame iki parduotuvėje, kadangi padažai sukėlė daug emocijų, tai padarysim šiandien kainų reidą ir prašymas būtų pasilyginti tas kainas su šalia esančiomis aibėmis arba kitomis parduotuvėmis. O jeigu mus žiūri mūsų darbštoliai migrantai, tai pasakykit, kokios kainos yra pas jūs, nežinau, Vokietijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Britanijoje, Prancūzijoje. Nesvarbu, tiesiog, kad žinotume, kaip mes čia gyvename. Taigi, originalus kečupas Heinzas, 460 gramų, 3,99. Suslavičiaus klasikinis kečupas kitose rinkose jis gali būti Felikso vardu, 500 gramų, 2,99. Santa Marija barbecue padažas, Bourbon whisky, 5,49 už 370 gramų, o su kortelė 3,29. Barbecue padažas Santa Marija originalus, 5,49 už 355 gramus, su kortelė 3,29. Čia turbūt vietinė egzotika, aštrus mango padažas Bugas, 340 gramų, 3,29. Majoneziniai padažai Felix 1000 salų, 375 gramai, 2,79. Cezario padažas Felixo 375 gramai, 2,79. Kėdainių konservų fabrikas, senųjų tradicijų pomidorų padažas 500 gramų, 2,49. Pomidorų padažas premium, 500 gramų, 2,49. Konservų fabrikas švelnus padažas 480 gramų, 2,29. Daumantų karališkasis pomidorų padažas be krakmolo. Taip atrodo, 500 gramų, 2,79. Daumantų klasikinis, bet šiaip parašyta tradicinis pomidorų padažas 500 gramų, 1,89. Turbūt tiek iš šitos lentynos, čia pakankamai negausu. Eisim dar pažiūrėti iki. Jeigu dar kas nors aplankytų Norfą, dar palygintų, būtų iš vis įdomu. Tai ką, tiek, geros dienos, ate. Dėl kontrolės dar užėjome šiek tiek į didesnę iki parduotuvę, kuri randasi Vilniuje centre. Pasižiūrėt, gal kažko daugiau bus, bet neypatingai čia kažko daugiau randam. Tai va, česnakinis Heinzas, 420 gramų, 5,49 €. Tai kilogramas gaunas 13 €. Šitos Felixus mes matėm, gal tik tai česnakinis Felixas, 375 gramai, 2,79. Taip, Beatos padažas, ponas pomidoras, 500 gramų, 3,99. Taip, Kėdainių konservų fabrikas be konservantų, 500 gramų, 2,49. Kečupą Heinzą mes matėm, 460 gramų, 3,99. Magi Texicana salsa, aštrus padažas ir su atriejom paprikom, 500 ml, 4,99. Turbūt daugiau čia ypatingai mes nieko nepamatysim įdomesnio. Tai ką, rašykit komentaruose, kokios parduotuvės, ypač mums įdomu mažesniuose parduotuvėse, galite ir į Norfą užeiti į Aibę. Mūsų migrantai, kokiegi padėtis kitose rinkose. Tiek, ate.